Šiuo metu Lietuvoje yra 15 registruotų sutelktinio finansavimo platformų, iš kurių aktyviai veiklą vykdo 12. Žinoma, šis skaičius su laiku gali keistis, jų gali šiek tiek prisidėti arba kažkas gali pasitraukti iš rinkos, tačiau norėdami pasirinkti tikrai turite iš ko. Ir kągi reikėtų įsivertinti prieš pradedant investuoti. Pirmiausia, ar platforma yra prižiūrima Lietuvos banko ir ar ji turi licenciją. O tai galite pasitikrinti Lietuvos banko internetinėme puslapyje. Ten yra pateikiamas visas platformų sąrašas, kurios turi licencijas. Toliau, kai jau kažkurią platformą nusižiūrite, jums svarbu pasižiūrėti, kokia yra jos veiklos istorija. Kiek metų platforma veikia, kokios apimtys, kiek projektų yra sufinansavus, kokia suma yra finansuota. Pagal tai jūs galite žinoti, kiek patirties turi platforma ir kiek ji įgavo tame kelyje pamokų. Toliau labai svarbu, žinoma, pagrindiniai rodikliai. Ką vertina investuotojas? Grąžą ir rizikas. Todėl nuėję į jūs dominančios platformos projektų skiltį galite pažiūrėti, kokios yra vidutinės grąžos, ar jos skiriasi per skirtingus projektus ir taip išsirinkti, kuri atitinka geriausiai jūsų lūkesčius. Taip pat platformos turi statistikos skiltį, kur jūs galite matyti informaciją apie vėlavimus. Ja taip pat labai svarbu įsivertinti. Na ir vertinant grąžą, reikia nepamiršti platformos mokesčių. Platformos dokumentų skiltyje paprastai pateikia informaciją apie investuotojams taikomus mokesčius. Noriu pabrėžti, kad profitus platformoje investuotojams nėra taikomi jokie mokesčiai, bet nebūtinai taip yra visose platformose. Kitas svarbus dalykas, ką reikia įsivertinti, galimybė diversifikuoti, kadangi tai yra viena iš pagrindinių investavimo taisyklių. Ką turiu galvoje, sakydama diversifikuoti, kai jūs investuojate per vieną platformą, tai svarbu pažiūrėti, ar platformoje yra skirtingų vystytojų projektai, ar yra galimybė investuoti skirtinguose miestuose, o galbūt net skirtingose šalyse. Na ir galiausiai du aspektai, sakyčiau, tokie žmogiškieji. Tai kaip patogu jums yra naudotis platformą, kaip greitai randate funkcijas, kaip aišku ir paprasta jums atlikti veiksmus. Na ir kitas žmogiškasis aspektas, tai yra platformos komunikacija. Ar jūs matote veidus, kurie slypi už pavadinimo? Ar platforma užsiima edukacinę veiklą? Kaip greitai atsako jūsų klausimus ir kaip greitai reaguoja į užklausas? Manau, tai yra pagrindiniai dalykai, ką reikia įsivertinti, kai jūs renkatės platformą investavimui.